Sveiki visi, mano vardas Tomas, esu suvirinimo mokytojas ir šiandien ketinu jums parodyti, kaip reikia virinti glaistytais suvirinimo elektrodais. Liaudyje dar kitaip vadinama svarkė. Tai pradėsim nuo aparato, nuo jo nusistatymo, nuo to, kokio aparato jums reikėtų. Prieisim prie elektrodų, labai trumpai apie juos. Pristatysiu kelis įrankius, kurių taip pat reikia suvirinimo metu ir tada keliausim prie pačio suvirinimo. Tai kokio suvirinimo aparato jums reikia? Pačią mama funkciją turi tikriausiai visi suvirinimo aparatai, tiek mama, tiek tigas, tiek mikmakas. Tačiau ką reikėtų atsižvelgti? Reikėtų stebėti, kad aparatas turėtų gerą darbo ciklą. Tai reiškia, kad bent jau 120 amperų prie 100%. Dėl ko taip yra? Dėl to, nes dažniausiai vienai siūlei reikia ne vieno, o 2 arba 3 elektrodų. Ir virinant ilgesnį darbo laiką dažniausiai aparatas įsijungia, kadangi ciklas yra mažas, arba tiesiog nesugeba jo suvirinti. Ir labai dažnai ateina pas mane žmonės skųstis, kad pradėjau virinti, vieną elektrodą pusę suvirinau ir jisai įsijungia. Tai būtent tam ir reikia stebėti, kad aparato darbo ciklas būtų geras. Žinoma, nerekomenduoju pirkti suvirinio aparatų iš maisto ar universalių statybos prekių parduotuvių, kadangi tam yra specializuotos parduotuvės, kurios jums parduoda tikrai gerą aparatą su garantija ir dažniausiai mus vilioja tikriausiai pigi kaina, bet ta pigi kaina, 20-30 eurų dėl aparato, manau, tikrai neverta rizikuoti. Ir kągi, galima pereiti prie pačių elektrodų. Gerai, tai pristatysiu jums 2 rūšis elektrodų, tikriausiai daugiausiai naudojama visame pasaulyje, tai yra rutilo ir baziniai elektrodai. Rutilo elektrodai pasižymi gerų pakartotinių uždegimu, skirti neatsakingom konstrukcijom virinti, o baziniai skirti tiltam, namam, pastatam, ten, kur yra atsakingos konstrukcijos. Skirtumas virinti, tai kaip ir minėjau, rutilo labai gerai užsidega, lengvai liejasi, bazinių užsidega truputėlį sunkiau ir prieš kiekvieną darbą jas reikėtų iškaitinti. Kaip pasirinkti, kokio elektrodo jums reikia? Tai apart mano minėtų prieš tai priežasčių, kur žinoma, virinti stipresniam konstrukcijom, lengvesniam, reikėtų atsižvelgti į kokio storio metalą virinti. Tai priseksiu lentelę, joje matysite kokio storio elektrodus, kokiam metalui rinktis. Ir tiek, galima keliauti prie priemonių. Dabar apie papildomus dalykus, kurių jums reikės suvirinimui. Tai reikės plaktuko arba kaltuko, labai gerai, jeigu vienas galas būtų smailesnis, tai nusidaužyti šlakui po suvirinimo. Žinoma, reikės šepetėlio, apsišveisti irgi siūlę po suvirinimo darbų, kelių saugos priemonių, pagrindinių priemonių, tai pirštinės, skydelis, nedegus rūbai. Kadangi elektrodai pasižymi labai gerų taškymasi suvirinimo metu, tikrai nenorit nusideginti, tai apsirenkite nedegančiais arba bent jau ugniai atspariais kažkokiais drabužiais. Ir žinoma, tikrai nesidėkite kroks, nenorit virinimo metu pradėti šokti. Tai dabar keliautume prie suvirinimo darbų, bet operatorius sakė, kad jeigu neapsišviesi metalo, gausiu labai daug heitą. Tai taip, jis teisus, reikėtų prieš suvirinimo darbus visą laiką apsivalyti metalą, nusišveisti visus nešvarumus, rudis. Tai dabar keliaujam padaryti. Pasiruošė metalas suvirinimui, o dabar keliaukim prie 3 pagrindinių taisyklių, kurios jums padės suformuoti gražią suvirinimo siūlę. Tai pirmoji ir labai svarbi taisyklė yra geras suvirinimo kampas. Ką tai reiškia? Vadinasi, pasidėm elektrodą 90 laipsnių kampu ir pakreipiam apie 15, nuo 10 iki 20 laipsnių kampu į tą pusę, į kurią virinam. Vadinasi, aš esu dešiniarankis, man patogiau virinti iš kairės į dešinę,
Tai pasistatau 90 laipsnių kampu, apie 10-20 laipsnių kampu į tą pusę, kurią trauksiu siūlę ir visą siūlę išlaikau tokį kampą. Žiūrint šitų kampų, 90 laipsnių, apie 10-20 laipsnių į tą pusę, kurią virinu ir ne kampo į kitur ir traukiu siūlę. Antroji taisyklė ir tikrai labai dažnai daroma klaida, tai yra geras atstumas tarp jūsų elektrodo ir gaminio. Viso suvirinimo metu jūsų atstumas turėtų būti apie 1-2 mm nuo gaminio. Žinau, kad tai yra įgūdžių reikalas ir visa tai yra išmokstama su praktika, bet turite stengtis išlaikyti 1-2 mm viso suvirinimo metu. Ir trečioji taisyklė tai yra suvirimo greitis. Jeigu mes trauksime elektrodą per greitai, turėsime vieną ilgą didelį snarglį per visą siūlę, vietoj to, kad būtų tinkamai suvirintas metalas, būtų išgautas tinkamas įlydis. Jeigu trauksime per lėtai, galimai mūsų metalas pradegs ir turėsime vieną didelę skylę. Tai reikėtų pasirinkti tinkamą suvirinimo greitį, kuris vėlgi yra skirtingas nuo jūsų pasirinkto elektrodo, bet stengsimės tai šiandien jums ir parodyti. Pasiruošėm metalą suvirinimui, teoriškai žinome kaip virinti, o dabar reikėtų tai pabandyti praktiškai. Prieš patį suvirimą dar reikėtų nusistatyti aparatą, o kad žinoti, kokią suvirinimo galią pasirinkti, tai kiekvienas gamintojas ant savo elektrodų dėžutės parašo rekomenduojamus amperus. Kas čia yra nuo 70 iki 100 amperų. Vėlgi, reikėtų rinktis pagal metalo storį, tai 70 plonesniam metalui, o 100 amperų jau storesniam metalui. Tai pirmoji užduotis, kurią bandysime atlikti ir kuri yra tikrai labai gera užduotis pradedančiam suvirintojui, tai yra trumpų siūlių suvirinimas. Ką mums tai duoda, tai mes išmokstam uždegti elektrodą, truputį pavirinam ir atitraukiam. Uždegam, truputį pavirinam ir atitraukiam. Naujokams, jau galima taip sakyti, naujiems suvirintojams, labai dažnai prikimba elektrodas būtent šią akimirką, kai yra bandomas uždegti. Tai tą ir padeda mums išmokti šitas pratimas. Pradėkim. Tai 90 laipsnių kampu, 15-20 laipsnių į tą pusę, kurią virinsim. Pats elektrodas užsidega kaip degtukas švelniu braukimu į suvirinimo pusę. Pabandom. Ir atitraukiam. Ir vėl iš naujo. Atitraukiam. Vėl iš naujo. Ir atitraukiam. Ir tokį pratimą rekomenduoju pasiėmus metalo plokštelę, galite vos ne visą plokštelę taip ir suvirinti. Dažnai žmonės bijo elektrodą laikyti arba atsiremti į pirštą. Nebijokit, jūsų tikrai nenupurtis. Žinoma, elektrodas suvirinimo metu kaista. Jeigu per daug perkais, pasidėkit, padėkit kitą elektrodą. O dabar, kai jau mokame uždegti elektrodą, galime pradėti virinti ir trumpas siūles. Ir čia grįšiu prie suvirinimo greičio, tai padarysiu 3 siūles, vieną per lėtai, vieną per greitai, o trečią pasistengsiu suvirinti gražią siūlę, kad matytumėt skirtumus ir žinotumėt, kada reikėtų paskubėti, o kada virinti truputėlį lėčiau. Tai dabar bandom atlikti per greitai. Vėlgi 90 laipsnių, 15-20 laipsnių į tą pusę, kurią virinu. Tai atlikau per greitą siūlę. Dabar virinam per lėtą siūlę.
Ir dabar parodysiu, kaip turėtų iš tikrųjų atrodyti sulytė. Na ir štai turime visas 3 siūles. Pirmoji, kuri buvo virinta per greitai, tai net sunku pavadinti ją siūlę. Antroji, per daug išgaubta, metalas buvo perkaitintas. Žinoma, turim storą metalą, gal nesimato tas defektas toks, koks jis iš tikrųjų yra, bet, na, taip nereikėtų virinti. Ir trečioji, kuri buvo suvirinta tinkamu greičiu, normali, paprasta, tvirta, graži siūlė. Taigi, laikantis 3 pagrindinių taisyklių, tai tinkamas kampas, atstumas tarp metalo ir elektrodo bei geras greitis, galime išgauti tikrai gražią siūlę ganėtinai paprastai. O dabar dar viena dažnai pasitaikanti siūlė, tai kampinė. Viskas, kas keičiasi kampiniai siūlėje, tai dedamas 45 laipsnių kampas tarp metalų. Vadinasi 90 laipsnių elektrodas, 45 laipsniai ir vėl palenkiame tą pusę, į kurią virinam. Ir viskas tas pats. Svarbiausia greitis, kampas ir atstumas. 45, apie 15 laipsnių tą pusę, į kurią virinam, geras atstumas tarp diegiklio, tarp elektrodo ir metalo ir geras greitis ir turėsim gražią siūlę. Tai dabar taip ir pabandau suvirinti, pažiūrėsim, kokia siūlė gaunasi. Ir keliaujam. Ok, tai kaip ir minėjau, 45 laipsniai, 15-20 į suvirinimo pusę. Užsidedam. Ir geras greitis, atstumas iki metalo. Tai kaip ir minėjau, dažnai neužtenka tik vieno elektrodo visai siūliai. Tai kaip ir dabar matome, užtraukiant tik tai trečdalį siūlės, ką reikėtų daryti tokiu atveju. Jeigu baigėsi elektrodas vidury siūlės, mums reikėtų pasišalinti šlaką, su šepečiu išsivalyti siūlę ir vėl pradėti iš naujo. Kadangi jeigu dabar pradėtume virint, visas šlakas ir nešvarumai, jie įsistumtų giliau į mūsų siūlę, kas ateityje greičiausiai mums įtakotų kažkokį tai trūkį ar kitokį defektą. Taigi, nusivalėm pirmąją mūsų siūlę, keliaujam prie antrosios. Suvirinome dar trečdalį siūlės. Manau, nekartojam, nevirinsiu visos siūlės, kad negaišti jūsų laiko. Apsivalau šitą siūlę ir parodau galinį rezultatą.
Viskas. Pamoka baigta. Turėjom truputėlį teorijos, truputėlį praktikos. Tikiuosi, šis video buvo informatyvus. Išmokot kažką naujo. Gal kažką pasikartojot. Ir tiek. Ačiū. Nepamirškite komentaruose parašyti, ką dar norėtumėt matyti ateityje. Gal kilo klausimų, pasistengsiu juos atsakyti. Palaikinkit šitą video, pasubscribinkit mano kanalą ir iki kitų kartų. Iki.